Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 vandenlenčių parkų. Planas ir taisyklės yra labai paprasti. Per dieną aplankyti 3 vandenlenčių parkus, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Šiuo metu jau aplankėm 6 vandenlenčių parkus, vakar paskutinis buvo Zarasuose. Na, o šiandien atsikėlė ir pailsėję ir išsimiegoję, keliaujam į 7 parką ir kaip visuomet, man atrodo, kad mes jau vėluojam, tai varom. Važiuojam? Kaip tavo savijauta po 2 dienų važinėjimo ir plaukimo ir 6 parkų? Kol kas tai labai gerai. Man atrodo, kad kai nuvažiuoji į 3 parką ir ten jau praplauki, tai atsiranda dar daugiau jėgų. Man tai vakar labai patiko, kad Zarasuose po visos dienos tokios lietingos jau buvo išlindo saulė, jau buvo šilčiau ir sausiau, nes drėgmė yra iš tiesų labai didžiulė problema, nes įranga vis tiek šlapia visą laiką būna, jinai nedžiūna. Tai dabar per naktį, man atrodo, šiek tiek pradžiuvo gerokai. Aišku, batai ir liemenės vis tiek šlapios, bet ir šiandien dabar nelyja, šviečia saulė. Man atrodo, kad apie pietus vėl turėtų pradėti lyt, kuomet mes būsim 8 parke. Na, o dabar važiuojam į 7 parką ir 7 parkas yra Wake and Jump Kupišky. Tai apie Kupiškio parką sužinojau aš asmeniškai tik tai ruošiantis kelioniai ir užsirašiau net į telefoną informacijos, nes pasirodo jisai yra pakankamai svarbus parkas Lietuvos vandenlenčių istorijai, ko net nežinojau. Tai jisai įkurtas 2012 metais ir tai reiškia, kad jis buvo vienas pirmesnių parkų Lietuvoje. Tuo metu, kuomet jis buvo įkurtas, Lietuvoje buvo Wake parkai Vilniuj, Druskininkuose ir Svencelėj. Tai realiai jis buvo tarp tų pirmų parkų ir tuo metu jis buvo vienas ilgiausių, tai yra 225 metrai. Tai būti vienam pirmų parkų Lietuvoje ir tuo metu ilgiausiam, tai yra it's something. Bet dar labai svarbu paminėti, kad pats parkas įsikūręs yra Kupiškio mariose, kas yra 4. pagal dydį nenatūralus tvenkinys Lietuvoje. Kas irgi yra labai mano manymu įdomus faktas. Dar vienas nemažas atradimas man, kuris susijęs su Wake and Jump parku Kupišky, tai yra Instagramo paskyra nameliai ant vandens, kurį mes vakar tiesą sakant atradom. Ir tie nameliai atrodo žiauriai amazing. Jeigu nebūtumėm jau suplanavę viską, tikrai manau, kad abu sakėm, kad norėtume tenais apsistoti, tai manau, kad dar šią vasarą gal net reikės pamėginti rasti laiko, nes iš esmės tai yra namelis. Aš sakyčiau, kad jisai nieko nenusileidžia namelių Hipnotiksose ir jisai yra ant vandens. Ir dar yra pirtis ant vandens, tai iš esmės visas kompleksas gali būti ant vandens. Tu plauki, miegi ir šildaisi pirtyje ir viskas ant vandens. Kas gali būti geriau. Kas gali būti geriau, taip. Tai važiuojam į Kupiškį ir pasimatysim su jumis jau tenais. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. Nepaisant, kad išlindo saulė, kas džiugina, žinoma, bet yra labai vėjuota. Tai pažiūrėsim, gal netrudys vėjas. Hidrokostiumų uždėjus, neužšals. There are times when I tell you anyway.
parkas iš tiesų labai gražus, tik tai labai vėjuoti. Bet šviečia saulė, that's nice. Gerai. Kupiškai Wake parkas, įsikūręs setupas, boksas ir 3 kikeriai. Ten šone matom namelius ant vandens, kurie atrodo žiauriai gražiai. Sistema traukia labai minkštai ir boksas toks švelnus. Ir čia 6-7 žmonės gali. Tai va, tai jūs pasiėmėt, aš tada apmokau ir išleidžiu. Tiesiog aš stoju, vairas viskas veikia. Nice. Nu. Marius šiaip yra mūsų 24 km ilgio. Tai galima įsivaizduoti, kad galima normaliai prasiplaukti. Tai va, bet šiaip fain. Tai atrodo labai smagiai. Dabar. Gerai. Juodų, paprastų, karštų. Paprastas 2 juodas tamsus. Geras. Nors aš gal šaltos juodos jau galima. Tiesiog juodas nuos ledu. Labai gerai. Labai smagu buvo čia paplaukti. Aš net nežinau, kad Kupiškio marios tokios gražios. Ir parkas mažiukas, bet toks jaukus ir tie nameliai ant vandens atrodo tikrai įspūdingai. Gaila, kad negalime namelį dabar iš vidaus pažiūrėti, nes visi užimti. Bet manau, kad tikrai reikės grįžti į namelį dar Jūs yra štai ten yra pirtelė ant vandens, tai ir su ją reikės pasiplaukti. Bet visa pakrantė gražiai labai sutvarkyta. Gerai. Ir kavinė labai jauki. Ir einam dabar gerti. Einam atsigerti kavos. Lenta kaip būrė. Gerai, labai greitai, kol neužlupo mūsų lietus. Ką manai apie Kupiškį?
apsilankymas Kupiškio parke? Man paliko labai gerą įspūdį, nes parkas jisai nėra didelis, bet toks jaukus ir čia tiek daug visokių veiklų ir jau dabar man norisi dar kartą grįžti čia. Jo, iš tiesų aš šiaip apie Kupiškio marias nelabai ką žinojau ir apie patį parką mes niekada nesame jame buvę ir dabar čia atvykus dar Paulius, parko įkūrėjas ir vadovas atvyko papasakojo apie parką, tai toks iš tiesų įspūdingas parkas. Jisai nėra didelis, setupas basicas, bet to, ko būtent reikia, pagrindam mokytis ir visa aplinka, viskas yra taip gražu, taip gražiai sutvarkyta ir tas marios, sakė, 24 kilometrai. Ja, tai yra ir namukai apsistojimai ant vandens ir pirtelė ant vandens, batutai, matau, čionais yra futbolo aikštelė ant smėlio, vaikų žaidimo aikštelė ir realiai viskas, ko reikia smagiai praleisti laiką savaitgalį. Ir pats Paulius man paliko labai tokį gerą, šiltą įspūdį, kur žmogus tiesiog užsivedęs čia daryti įvairias veiklas, įvairius renginius, tai tas labai smagu, nes labai smagu, kai yra žmonės užsidegę. Ja, nes kada žmonės, savininkai, kūrėjai, vadovai yra užsidegę, tuomet tu jauti tą norą palaikyti kokybę, kad viskas būtų kokybiška ir gerai. Ir manau, kad mums reikia skubėti, nes matau ateina lietus ir labai čia mašinos nori parkuotis, tai varom į kitą parką.